Sveiki! Šiandien panagrinėkime, kaip galime pakeisti savo darbą klasėje. Pamirškime etiketes, kurios apibrėžia, ko mokinys negali daryti. Vietoj to susitelkime į tai, kaip sukurti aplinką, kurioje kiekvienas galėtų tiesiog sužibėti ir atskleisti savo stiprybes. Ši citata, manau, puikiai viską pasako. Ji yra mūsų kelrodė žvaigždė. Svarbiausia – matyti gyvą žmogų, mokinį, o ne kažkokią diagnozę popieriuje. Ir patikėkite, kai pavyksta pakeisti šį požiūrį, keičiasi absoliučiai viskas. Gerai, skamba gražiai tiesa, bet kaip visą tai paversti realybę? Kaip tai padaryti eilinį antradienį 3 pamokos metu? Būtent apie tai ir yra šis pasakojimas. Ieškosime konkrečių, praktiškų sprendimų. Gerai, trumpai apie tai, ką aptarsime. Pirmiausia, kodėl apskritai reikia kažką keisti. Tada, kokios yra tos pagrindinės idėjos, tas pamatas. Ir galiausiai, svarbiausia dalis, kaip visą tai pritaikyti praktiškai. Pažiūrėsime į konkrečius įrankius ir strategijas. Taigi, pradedam. Pirma dalis. Ir čia kalbame apie tai, kodėl tos įprastos etiketės, kurias kartais klijuojame mokiniams, iš tiesų gali padaryti daugiau žalos nei naudos. Taip, jos gali tapti tikra kliūtimi. Pavyzdžiui, paimkime etiketę disleksija. Atrodo aišku, bet iš tikrųjų tai tik labai bendras apibūdinimas. Du mokiniai su lygiai tą pačią diagnozę gali turėti, visiškai skirtingus sunkumus. Ir kas dar svarbiau, skirtingas stiprybės. Jei įsikimbame tik į tą vieną žodį, tą etiketę, galime pražiopsoti visą vaizdą. Rizikuojame nematyti nei kitų iššūkių, nei svarbiausia, tų unikalių talentų, kuriuos mokinys turi. Gerai, problemą lyg ir aptariam. Tai koks sprendimas? Pereikime prie pamatų. Kokie tie principai, ant kurių galima pastatyti tikrai įtraukę klasę, kurioje gerai jaučiasi visi? Kalbant apie įtraukti, esminis žodis yra procesas. Taip, tai ne kažkoks diplomas ant sienos, kurį pasiekia ir viskas. Įtrauktis – tai nuolatinis veiksmas, nuolatinis klausimas sau, ką dar galiu padaryti, kad pašalinčiau kliūtis mokymuisi. Ir svarbiausia, šis darbas prasideda ne rugsėjo 1, o gerokai anksčiau, planuojant, galvojant apie aplinką. Ir čia prieiname prie dar vienos fundamentalios minties – besimokančiųjų įvairovės. Žinote, klasė – tai ne konvejeris, kur visi turi tapti vienodi. Kiekvienas ateina su savo unikaliu bagažu, su savo stiprybėmis, su savo iššūkiais. Ir tai yra norma, tai yra gerai. Mūsų kaip mokytojų tikslas yra nesuvienodinti, o sukurti tokią erdvę, kurioje ta įvairovė tiesiog klestėtų. Tai ne problema, tai mūsų didžiausias turtas. Gerai, bet kaip praktiškai tą įvairovę suvaldyti? Štai čia ir atsiranda konkretus įrankis – universalus mokymosi dizainas, arba trumpai UMD. Iš karto noriu pabrėžti, tai nėra kažkoks papildomas darbas ant viršaus, ne. Tai tiesiog kitoks mąstymo ir planavimo būdas. Pagalvokime, vietoj to, kad kurtume pamoką kažkokiam mitiniam vidutiniam mokiniui, o tada bandytume ją lopyti ir pritaikyti kitiems, UMD siūlo iš karto kurti lanksčiai. Iš karto galvoti apie tai, kaip padaryti pamoką prieinamą ir įdomią visiems. Na ką, teorijos užteks, pereikime prie praktikos. Ir pirmas žingsnis, nuo kurio siūlau pradėti, tai mūsų kalba. Skamba paprastai, bet žodžiai turi milžinišką galią. Tai kaip mes apibūdiname mokinį, savo kolegoms, tėvams, formuoja mūsų lūkesčius ir galiausiai mūsų veiksmus. Pažiūrėkime šį pavyzdį. Jis tiesiog tobulai viską parodo. Galima sakyti, mokinys turi disleksiją ir jam sunkiai sekasi rašyti. Faktiškai tai tiesa, bet tai yra sakinys siena. O dabar pabandykime kitaip. Mokinys demonstruoja puikius gebėjimus sritise, kur nereikia rašyti. Todėl jam būtų naudinga turėti daugiau būdų parodyti savo žinias. Jaučiate skirtumą? Antrasis sakinys iškart atveria duris sprendimams. Jis mums sako, panaudokime jo stipres. Pasiūlykime jam sukurti video, pristatymą ar įrašyti garso takelį. Tai ir yra tas UMD principas, veikiantis praktiškai. Gerai, kalbą keičiame, kitas žingsnis, keičiame planavimą, panagrinėkime, kaip atrodo tas universalus mokymosi dizainas realiame gyvenime ruošiantis pamokai. Pats UMD planavimo procesas turi 3 labai logiškus žingsnius. Pirmas ir svarbiausias. Dar prieš galvojant apie veiklas, savęs klausiame, kokios kliūtis gali iškilti mokiniams, su kuo jie gali susidurti. Antras žingsnis, kaip mes lankščiai įvertinsime jų žinias. Ar yra tik vienas būdas kontrolinis darbas, ar galima pasiūlyti daugiau pasirinkimų. Ir tik trečias žingsnis, planuojame pačius metodus ir medžiagą, jau turėdami galvoje tas galimas kliūtis ir lankstų vertinimą. Ir vėl konkretus pavyzdys. Įsivaizduokime mokinį, kuriam sunku išlaikyti dėmesį. Įprastas kelias būtų, nuolat jį raminti ir drausminti. O UMD požiūris sako,
Sustokim. Gal problema ne mokinėje, o aplinkoje? Gal galime proaktyviai iš anksto kažką pakeisti? Pavyzdžiui, duoti jam pasirinkti, kur sėdėti, galbūt sumažinti vizualinių dirgiklių klasėje, susitarti dėl bendrų taisyklių, kad netrukdytume vieni kitiems. Matote, mes keičiame aplinką, kad jie tiktų mokiniai, o ne bandome pataisyti mokinį, kad jis tiktų aplinkai. Tai esminis skirtumas. Iš esmės, visas UMD remiasi į 3 banginius, 3 kertinius principus. Planuodami turime galvoti apie lankstumą 3 sritise. Pirma, kaip pateikiame informaciją. Ar tik vadovėlis, ar ir video, audio, diskusija. Antra, kaip mokiniai parodo, ką išmoko. Ar tik raštu, ar gali ir nupiešti, sukurti, pristatyti. Ir trečia, kaip mes juos įtraukiame. Kaip sužadiname jų smalsumą ir palaikome motyvaciją. Jei apgalvosime šios 3 dalykus, jau būsime nuveikę didžiulį darbą. Gerai, sukūrėme lankstesnę, palankesnę aplinką. Kas toliau? Ogi pozityvus, į augimo orientuoti tikslai. Nes juk mokykla tai ne tik formulės ir datos. Kaip mes galime padėti kiekvienam mokiniui augti kaip visapusiškai asmenybei? Štai čia mums gali labai padėti tarptautinio bakalaureato besimokančiojo profilis. Tai yra 10 savybių rinkinys. Bet svarbu suprasti, tai ne koks nors varnelių žymėjimo sąrašas, tikrai ne. Tai labiau kelrodė žvaigždė, aspiracija. Tai dydas, kuris padeda mums visiems, ir mokytojams, ir mokiniams, prisiminti, kas svarbu ugdant žmogų. Smalsumas, mąstymas, drąsa, empatija ir taip toliau. Ir štai kaip galime tai paversti praktiniu įrankiu. Žiūrėkite, paimame vieną iš tų profilio savybių, pavyzdžiui, drąsus arba linkęs rizikuoti. Tada suformuluojame konkretų tikslą mokiniui, tarkim, išbandyti naują problemos sprendimo būdą, net jei nesitikras dėl rezultato. Ir tada, svarbiausia dalis, susijame tai su konkrečia UMD strategija klasėje. Pavyzdžiui, mes sąmoningai sukūrėme užduotis, kurios turi kelis sprendimo būdus ir skatina eksperimentuoti. Ir štai, tas profilis iš plakato ant sienos virsta gyvų veikiančių įrankių mūsų kasdienėme darbe. Tad apibendrinant, norisi grįžti prie pačios pradžios. Įtrauktis nėra atsitiktinumas. Tai sąmoningas pasirinkimas ir apgalvotas dizainas. Tai sprendimas sukurti tokią aplinką, kurioje kiekvienas mokinis turi galimybę pasiekti sėkmę. Ir šis kūrybinis darbas prasideda gerokai anksčiau, nei mokiniai suguža į klasę. Pabaigai noriu palikti vieną klausimą pamąstymui. Tikrai nereikia pulti ir visko keisti iš pogrindų per vieną naktį. Tiesiog pagalvokite, koks yra tas vienas, mažas, galbūt visai paprastas dalykas, kurį galėtumėte padaryti jau rytoj, kad pašalintumėte bent vieną kliūtį, bent vienam savo mokiniui. Nuo tokių mažų žingsnelių ir prasideda dideli pokyčiai. Ačiū už laiką ir dėmesį.